Turtingi žmonės dažnai meluoja neturtingiems apie šiuos dalykus. Infos savo sėkmės priežastis, teigdami, kad viską pasiekia tik sunkių darbų, ignoruodami paveldėtą turtą, ryšius ar sisteminę neligybę. Dviš pasaulio teisingumą, sakydami, kad kiekvienas turi vienodas galimybės, nors realybėje socialinė ir ekonominė kilmė daro didelę įtaką. Dreis pinigų prasme, tvirtindami, kad pinigai neatneša laimės, nors patys dažnai naudojasi jų teikiamų komfortų ir galimybėmis. Por pagalbos galimybės, aiškindami, kad neturi resursų ar įtakos iš esmės pagerinti kitų žmonių gyvenimą. Rizika ir pastangas, sumenkindami savo privilegijų įtaką ir perdėdami pavojus, kuriuos tariamai patyrė. Gyvenimo paprastumą, romantizuodami skurdą ar sakydami, kad mažiau turėti yra geriau, nors patys tuo nesivadovauja. Socialinės neligybės būtinumą, tvirtindami, kad be skirtumų tarp turtingų ir neturtingų sistema negalėtų funkcionuoti. Jų dosnumą, pervertindami savo labdaros pastangas ir nutylėdami apie naudas, kurias patys iš to gauna. Tokios melagystės dažnai tarnauja status quo išsaugojimui ir pateisina jų privilegijas. Be jau minėtų aspektų, turtingi žmonės taip pat dažnai meluoja apie finansinį pažeidžiamumą, tvirtindami, kad jų turtai lengvai gali išnykti, nors jie dažnai turi daugybę apsaugos mechanizmų, investicijas, draudimus ir teisinę apsaugą. Darbo svarbą, sakydami, kad dirba daugiau už kitus, nors jų turtai dažnai auga dėl pasyvių pajamų, investicijų ar kitų žmonių darbo. 3. Savirealizacija, teigdami, kad didelis turtas leidžia jaustis visiškai laimingais, nors dažnai susidūrė su izoliacija, nepasitikėjimu ir nerimu. 4. Ekologinį atsakingumą, reklamuodami save kaip tvarius ir rūpestingus gamtai, nors jų gyvenimo būdas dažnai palieka neproporcingai didelį ekologinį pėdsaką. 5. Ryšius su neturtingais žmonėmis, apsimesdami empatiškais ir suprantančiais skurdo problemas, nors realybėje dažnai neturi artimų santykių su mažiau pasiturinčiais. 6. Verslo sąžiningumą, teigdami, kad jų verslai visada veikia pagal įstatymus ir etiką, nors dažnai naudojasi spragomis ar netišką praktiką siekdami pelno. Šeimos ir draugystės vertybės, sakydami, kad šeima ir draugai jiems svarbiausia, nors dažnai šios santykius nustelbia pinigų ir statuso siekimas. 8. Savęs kūrimo mitą, romantizuodami savo kelionę į viršūnę, ištrindami savo turtų kilmę iš paveldėjimo ar kitų privilegijų. 9. Lygybės palaikymą, teigdami, kad palaiko socialinę lygybę, tačiau priešindamiesi politikai ar reformoms, kurios realiai sumažintų jų įtaką ir turtą. 10. Įsipareigojimus visuomeniai, skelbdami apie didelės filantropinės iniciatyvas, kurios dažnai tėra PR veiksmai arba būdas sumažinti mokesčius. Toks melas dažnai skirtas išsaugoti jų socialinį statusą, sumažinti kritiką ir pateisinti neligybę.